Sveiki gamtos mylėtojai. Ši laida skirta visiems, kas atrado minkštas samanas ir yra ant jų prigulę tarsi ant debesėlių savo kelionių metu. Šiandien kalbėsime apie haliucinogenus. Jų yra keletas rūšių, tačiau pagrindinį dėmesį skirsime dviems. Tai yra grybai ir LSD. Spėkit, ką sukelia haliucinogenai. Haliucinacijas. Jos iškraipo žmogaus tikrovės suvokimą ir prideda visokių specialių efektų, visokių Instagramo filtrų į realybę. Visi šie efektai labai primena sapnus ar netgi tam tikrus psichozės atvejus, kai žmonės pradeda matyti nebūtus dalykus. Haliucinogenų galima rasti įvairiose augaluose, grybuose ar net gyvūnų audiniuose. Visi žino varlę, kurią reikia palaižyti, kad patirtum haliucinacijas. Taip pat haliucinogenai gali būti pagaminti laboratorijoje. Tokiu atveju yra sintetiniai, dirbtiniai. Įprastai haliucinogenai skirstomi į dvi plačias kategorijas. Tai psichodelikus ir disociacinius. Psichodeliniai preparatai, susidarius tam tikroms aplinkybėmis, gali sukurti ryškias vizijas, pakeisti žmogaus savęs suvokimo jausmą, skatina įžvalgumą ir padeda užmegzti stipresnį ryšį su savo sąmonę ir pasąmonę. Taip įvyksta dėl to, jog šios medžiagos veikia per serotoniną, kuris, kaip ir žinote, yra laimės hormonas ir turi tiesioginę įtaką mūsų laimiai. Dažniausiai sutinkami psichodelikai yra psilocibinas, po šio pavadinimu slepiasi magiški grybai. Dar psichodelikai yra DMT, tiek NBO, LSD ir meskalinas. Įdomus faktas apie meskaliną. Jis yra randamas pejoto kaktuse. Tai jeigu būsit kartais dykumoje ir norėsit patrypinti, tai žinokit, kad kaktusą galima. Tuo tarpu disociaciniai haliucinogenai iš dalies arba visiškai blokuoja jutimų patekimą į sąmonę. Tai gali priversti žmonės jaustis atskirtais nuo aplinkos ar net savo kūno. Dažniausiai sutinkami disociaciniai psichodelikai yra šie: ketaminas ir fensiklidilidas. Ketaminas yra plačiai naudojamas veterinarijoje. Jis naudojamas siekiant užmigdyti gyvūnus, pavyzdžiui, gali užmigdyti arklį. Tai va, ketaminas yra, kai nevalgo angliavandenių, taip? Ar ne? Na, o fensiklidinas neįsivaizduoju, kas čia yra, kurį deda ir kam jį naudoja. Trečia rūšis haliucinogenų yra emtantogenai. Jie veikia įvairias smegenų funkcijas, sukeldami psichodelinį arba... Kas čia dabar? Durla! Viskas čia. Psichodelinį arba disociacinį poveikį. Tai būtų MDMA, dar vadinamas ekstazių arba euforijos narkotikų, salvija. Čia užkietėję rajonskiai prisimins, kad būdavo maišai žolių salvijų, kurios labai būdavo pigios ir tarsi žolės pakaitalas. Ir toks šakniavaisis ibugeinas, kažkaip panašiai tarės tikriausiai, kuris irgi gali sukelti haliucinogeninį poveikį. Išvardinome keletą haliucinogenų, bet grįžkime prie pagrindinių. Tai yra psilocibinas, kurį paprasčiau galime vadinti tiesiog grybais, ir LSD. Psilocibinas yra cheminis junginys esantis tam tikrose grybų rūšyse. Ten yra tiesiog skanus traškus grybukai su agonom vietoj žemių padarytom. Tie pasakiški grybukai yra tie pasakiški, kur pardavinėja kepyklėlėse. Magiški yra psilocibinai. Psilocibinas jau yra naudojamas tūkstančius metų. Jos naudoja jau religinėms apeigoms Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje jau prieš tūkstančius metų. Actekai šią medžiagą vadino dievų kūnų, o mes dabar dievo kūnų vadinam kažkokią plotkelę tiesiog, kur nieko nėra, nei haliucinacijų, nieko. Jeigu actekai grybų šaudavo, mes geriam vyną tiesiog. Ir tai tik kunigas geria vyną ir mums duoda tiesiog kažkokią plotkelę paragauti. Yra neteisybės religijai. Šiuose kraštuose, tai yra Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje, pasirodžius ispanų užkariautojams, jie dievų kūną vartoti uždraudė. Bažnyčios vardu, aišku, kaip vėl būtų keista. Norėjo, kad visi plotkelės valgytų ir tai tapo ritualu, kuris buvo pogrindinis. Tai iš esmės visai kaip ir dabar. Taip išliko iki 1955 metų. 1955 metais vienas Manhetino bankininkas, Gordonas Vasonas, savo kailiu išbandė dievo kūną, tai yra grybus, ir žurnale Life parašė 15 puslapių straipsnį apie šių magiškų grybų poveikį ir sukeliančių haliucinacijas.
Šiuo metu šie haliucinogenai išgyvena savo savotišką renesansą. Jie vis yra plačiau naudojami medicininiais tikslais ir vis daugėja tyrimų, kurie parodo, kad grybai gali padėti žmonėms, kuriems jau kitos priemonės nebepadeda. Tačiau reiktų atskirti grybų vartojimą medicininiais tikslais ir malonumui. Vartojimą savo malonumui taip pat galima skirti į dvi dalis. Tai yra vartojimas su priežiūra ir vartojimas be priežiūros. Praktiškai visam vakarų civilizuotam pasauliui grybai yra nelegalūs. Vis dėlto yra nemažai vedlių, kurie kviečiasi žmonės pas save į kažkokias aplinkas ir praveda jiems tą vadinamą tripą. Vartoja grybus ir dozuoja juos, padeda nepasimesti toje kelionėje ir tai gali pasireikšti įvairiai. Jie gali ten jums įjungti muziką, pasiūlyti prigulti, sukurti darnią aplinką su žvakėm, smilkalais ir panašiais dalykais ir taip sukurti sąlygas geriausiai ir didžiausiam malonumui, kurį gali patirti žmogus vartojantis haliucinogeninės medžiagas. Na, o savarankiškas vartojimas gali būti ir pavojingas, dėl to, kad haliucinogeninės medžiagos, mūsų jau aptartos, jos stiprina jutiminius pojūčius, tai tiek regą, tiek klausą, tiek prisilietimus ir natūralu, jog atsidūrus netinkamą aplinkoje arba turint kažkokių savo asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta, tie pojūčiai sustiprėja ir žmogus gali pasimesti. Grybautojai dažnai mini tai, jog haliucinogeninių grybų pagalba galima atsiskirti nuo savo ego ir taip tarsi pakilti virš savęs, matyti save iš viršaus. Ir būtent dėl šios priežasties gali tripas peraugti ir į betripą, dėl to, kad tu tampi labai lengvai pažeidžiamas, nes ego jisai ne tik tais, kad yra reikalingas, kad mes būtume pasikėlę, bet ir dėl to, kad būtume saugus ir apsaugotume save. Ir kai tu tampi pažeidžiamas, kai tu pakyli virš savęs ir virš savo sąmonės, tai rizikos tampa didesnės. Toksai tripas, betripas lengvai gali peraugti į traumuojančias patirtis. Pavyzdžiui, kas liečia haliucinacijas, tai labai gali būti, kad matysite giltinės, velnius, žiūrėsite žmonės ir matysite, kad jų veidai išsikreipia tokie nemalonus ir jums viskas atrodys baisu, tarsi kažkam siaubo filme ar siaubo kambarį ir tai tikrai gąsdins. Antra labiausiai paplitusi haliucinogeninė medžiaga yra LSD. Tikriausiai girdėtas pavadinimas ir trumpinys. Lietuvos socialdemokratų lizerginės rūgšties dietilamidas arba tiesiog LSD. Ši medžiaga yra skaidri arba balta, bekvapė, sukurta laboratorijoje, yra sintetinė ir yra išgaunama iš grybų skalčių augančių ant rugių. Turbūt visi žinome apie raganų deginimą. Tai moteris, kurios būdavo laikomas raganomis, turinčios kažkokių galių ir einančios prieš Dievą, jos būdavo sudeginamos. Tyrimai parodė, kad kartais raganų deginimas sutapdavo su metais, kai ant rugių derliaus pasirodydavo būtent tie skalsiai, kurie turi haliucinogeninį poveikį. Tai kitaip tariant, iš rugių būdavo iškepama duona, kurią žmonės valgydavo ir galėdavo patirti kažkokias haliucinacijas. Ir vėliau, kad tam tik kai kurios moteris netgi būdavo palaikomos raganos dėl savo vizijų. Galimai raganų medžioklės priežastis buvo tiesiog visuotinė psichozė nuo skalsių ant rugių. Pirmą kartą 1938 metais LSD susintetino daktaras Hoffmanas, kuris buvo vardu Albertas. Hey, 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 kids, I have LSD. Jis bandė sukurti vaistus, kurie gerintų kraujo apytaką. Iš pradžių LSD atrodė niekur nepritaikomas, tačiau po 5 metų kažkoks lašiukas pateko ant daktaro Alberto Hoffmano odos ir jis pajautė haliucinacijas. Ir po šio įvykio jisai suprato, jog sukūrė kažką galingo. Po kelių dienų daktaras Hoffmanas dar kartą išbandė LSD ir nustatė, jog 250 mikrogramų yra ta dozė, kuri veikia žmogaus organizmą. Šią dieną LSD vartotojai vadina dviračio diena, dėl to, kad efektą daktaras Hoffmanas pajautė būtent važiuodamas dviračiu. Psilocibinas, tai yra magiškai grybai, buvo uždrausti 68, o LSD 66 metais. LSD uždraustas buvo tada, kai tiesiog buvo pastebėta, jog nėra galimybių užtikrinti saugaus vartojimo. Tai toks labai paprastas pavyzdys. Pavartoja LSD žmogus, žiūri į saulę ir negali nustoti žiūrėti dėl to, kad jį veikia haliucinacijos kažkokios ir jisai tiesiog apanka. Tai tokių atvejų pasipylė visokių skirtingų ir tiesiog LSD buvo uždraustas. Tačiau
svarbiausia vis dar išlieka atskirti psichodelikų vartojimą ir psichodelikų terapiją. Ir niekada netapatinkim šių dviejų skirtingų dalykų, neplakime vieną kokteilį. Na, o dabar pakalbėkime, kaip šios medžiagos veikia. Haliucinogenai suteikia tiek fiziologinius, tiek psichologinius efektus. Psichoaktyvų poveikį gali būti sunku numatyti, nes jis priklauso nuo daug skirtingų veiksnių. Tai vėlgi lytis, amžius, nuotaika, išankstinis nusistatymas, medžiagos kiekis, aišku, kad yra svarbu dozė. Kalbant apie psichodelikus, tyrimai rodo, jog jie daugiausiai veikia tas žmogaus smegenų dalis, kurios yra atsakingos už pažinimą, nuotaiką ir suvokimą. Psichodelikai sutrikdo žmogaus smegenų veiklos nervinį tinklą ir netgi paveikia tuos smegenų regionus, kurie yra atsakingi už nesąmoningą tam tikrų veiksmų atlikimą. To pasekoje gali būti sudėtinga atlikti įprastus veiksmus, kaip užsegami marškiniai, valomi dantis, atidaromos durys ir tokius, kurių įprastai net nesusimastai ar darai tiesiog savo eiga. Šie momentai puikiai paaiškina ir prieš tai aptartą pakilimą virš savo ego. Žmogus tampa netoks egocentriškas, pradeda žiūrėti į procesus, kurie atrodė savaime suprantami ir natūralūs, visiškai kitų kampų ir įsigilindamas juos kitaip. Psichodeliniai preparatai gali turėti įtakos ir kūrybiškumui. Sumažėja įprastas loginis mąstymas, atsiranda naujos mintis, tačiau yra pabrėžiamas skirtumas tarp spontaniško ir apgalvoto kūrybinio sprendimo. Psichodelikų efektai apima ryškias haliucinacijas, gilių jutimų išnykimą, mąstymo kontrolės praradimą, jutimų susiliejimą ir deformuotą laiko suvokimą. Žmonės haliucinogenus vartoja siekdami pakeisti protą savo, smegenų veiklą, nuotaiką, siekia patirti emocinę ar dvasinę patirtį. Vartotojai taip pat neretai tikisi pagerinti savo psichinę sveikatą, savijautą, sumažinti skausmą ar stresą. Kalbant apie haliucinogenus, labai svarbu pakalbėti ir apie mikrodauzinimą, nes šitą esame jau visi girdėję tikrai. Tai kas yra tas mikrodauzinimas? Tai mikrodauzinimas yra, kai vartojama mažos haliucinogeno dozės, įprastai tai būna nuo 10-dalio ar netgi 20-dalio įprastos dozės. Tai daroma siekiant nesukelti savo per didelio efekto, bet tuo pačiu gauti tam tikras naudas. Tai įprastai tai daroma siekiant kovoti su depresija, nerimu, stresu, norint pagerinti produktyvumą ar sumažinti fizinį skausmą. Deja, bet vis dar nėra tokių ryškių įrodymų, kad jis yra efektyvus bei saugus ir veiksmingas. Vis dėlto ties šio klausimo mokslas labai aktyviai dirba ir greitų metų turėtų pasirodyti naujų tyrimų. Pakalbėjome tikrai nemažai gražių dalykų apie haliucinogenus, tačiau turėkite omeny, kad ten, kur yra psichoaktyviosios medžiagos, kur yra šešėlis, kur nėra legalios prekybos, nėra standartų, visą laiką galite užšokti ant kažko, ko net nesitikėjote. Tai neišimtis ir haliucinogenai, ten galima atrasti priemaišų, galima atrasti medžiagų, kurių nesitikėjo atrasti ir netgi tas pats fentanilis gali ten būti. Gripai iš tikrųjų trunka netrumpai. Grybai veikia maždaug 4-6 valandas ir pikas yra po 2 valandų, tai ta prasme didžiausias poveikis yra po 2 valandų, o LSD veikia 6-8 valandas ir pikas yra visada. Tripintojai dažnai užsimena apie tai, kad grįžę, tripui pasibaigus, jie jaučiasi pavargę ir išsekę. Tai gali būti ir taip. Tolerancija haliucinogenams vystosi išties greitai, žmogaus kūnas įgauna imunitetą greitai, tačiau reikia pripažinti, kad nutraukus vartojimą kažkokių abstinencijos požymių nebūna, fizinės būtent. Galima nutraukti be kažkokių fizinių pasiekmių. Įvairūs tyrėjai yra iškėlę hipotezę, jog vartojantis haliucinogenus asmenys nėra linkę į priklausomybę, lemia ir tai, jog yra šalutinių poveikių, kaip galvos skausmas, pykinimas, vėlgi tas pats ilgas tripas, kai tu grįžti išsekęs ir pavargęs ir su daug įspūdžių, kuriems reikia susigulėti. Todėl tai gali būti susiję su tuo, kad tai netampa tokiu kasdien vartojama medžiaga. Jeigu tai darote, darykite atsakingai, rūpinkite savim, susikurkite savo saugias aplinkas. Esat smalsus, žinau, kad esat žingeidus, žinau, kad daug matėt pasaulio ir norit pamatyti dar daugiau. Bet saiko jausmas yra visus jūs išgelbės. Nuo visų pasaulio bėdų. Ačiū, kad žiūrėjote pirmą Nebesvaik sezoną. Ačiū, kad rašote, kad dalinatės savo istorijomis. Primenu, jog vis dar yra forma tam padaryti. Linkas
yra video aprašyme. Pasidalinkit savo istorijom, mes to tikrai neužmiršom ir mes tikrai jas aptarsime ateities laidose, tai yra kitame sezone, o dabar mėgaukitės vasarą. Ačiū mūsų pagrindiniam projekto partneriui Maxima, kuriai rūpi ateities karta. Ačiū Nidos miškams, kad įsileido mus ir vabzdžiams, kad nesukandžiojo per daug. Prisiminkite, kad priklausomybė yra liga, kurią reikia gydyti ir reikia padėti ją identifikuoti savo artimiesiems, jeigu taip yra. Niekada nesmerkti, o žiūrėti viską atviriau ir tada visos problemos išsispręs. Ir dar kartą, paskutinį kartą šį sezoną primenu. 4 paprastos taisyklės, jeigu norite kovoti su priklausomybė. Geras maistas, fizinis aktyvumas, miego režimas ir dienos šviesa. Neniuchinkit per daug, netripinkit per daug, nerūkykit per daug, nemaišykit narkotikų jokių būdų. Jeigu jau vartojat, tai vartokit, kad suprastumėt poveikio, ne tiesiog viską į save dėkit kaip iš šiukšliadėžę. Davai.